Студия Лумота представляет. Kaip sekasi sėdėt gaidyką? Biškai triukšmo leidi, ne? Sėdi tai sėdėk ramus. Всё, pizda. Pylė ir Egis. Pokyčių metas. Bet viskas prasidėjo taip. Rajono vierchai. Pylė. O čia Egis. Pylė. 20 metų. Mėgsta lankytis ir dvasiškai tobulėti savo mekoje. Mėgaujasi rajoniniu maistu. Turi potraukį viską daužyti ir tuo mėgautis. Egis. Savo amžių slepia. Hobis fotografuotis prie tačkių. Tai yra svetimų tačkių. Ir nuotraukomis vilioti katytes. Mėgsta rajono pramogas. Ir yra tarp rajoninis skolų mušimo čempionas. Jums kyla klausimas, kaip atskirti Marozą nuo paprasto žmogaus? Tai taip eina normalus žmogus. O taip eina rajonskas žmogus. Taip sėdi paprasti žmonės. O taip kieti vyrai. Taip sveikinasi paprasti pažįstami. O taip bratuchos rajone. Štai taip maitinasi mėmės. O taip rimti kentai. Taip sportuoja sveikuolis. O taip Marozas. Taip gyvena paprasti mirtingieji. O taip gyvena Marozai. Pirmadienis. Kiekvienas žmogus turi sąžinę. O Marozas turbūt irgi žmogus. Na, čia kaip pažvelgsi. Ir kiekvienas žmogus turi tam tikrų poreikių. Netgi mažasis mūsų Marozėlis Pylė, kuriam tenka gyventi su tokiu sugyventiniu kaip Egis. Pylė labai ilgai norėjo užtarnauto poilsio, juk spardymas irgi atima jėgų. Tačiau Egis to padaryti nelabai leido. Davai kelies Pylę varom į načnyką, alus baigęs tragediją. Greičiau, davai tik tai. Alus nelaukia, supranti? Kas greičiau įdys juda suka? Pylė ir apie sportą galvoja. Ir apie alkoholį. Bet kaip juos suderinti? Kur motyvacijos rasti? Žinoma, kad Google. Davai varom į načnyką, užkmisai. Tai kiek galima jau gerti, Egi? Davai, karoči, pasižiūrėk, koks čia jovalas. Ką tu čia vapšė pjauni, einam pro duris ir į načnyką, tiesiu taikymu. Pylė pagalvojęs nusprendė, kad alkoholis gal ir yra problema. Bet alus visgi nedegtinė. Taigi... Davai, eim. Ir štai mūsų draugai išėjo po pasaulį Alisos stebuklų šalyje ieškot. Ha, juokauju. Alausgi pirk, blė. Atein čia, gerai, palauk. Einant pirkt alučio, mūsų herojams reikia ir pasportuoti. Na, bent vienam iš jų. Kitam šiaip reikia patupėti, kol dar neužgrotų. Aišku, kur buvus, kur nebuvus, Egiui užstringa paprastas mirtingasis, kuris gyvenimo aukštumas pasiekė protų bei mokslu. Ir štai mūsų draugai priėjo alaus krautuvę, kurioje tikrai ilgai neužsibus. Ne dėl to, kad neišsirinks alaus ar kažką, tiesiog babkių ant rinkimuose nebėra. Bet dieną pradėti nuo alkoholio nėra gerai, gerbėmieji.
Žinoma, Morozų gyvenamoji vieta dažnai skiriasi. Ne dėl to, kad turi daug kur eiti, tiesiog per ilgai neužsibūna vienoje vietoje dėl mokesčių. Dėl šios priežasties alų gerti parke, mat šaunuoliai užsimanė. Debilai, blėt. Kur buvus, kur nebuvus, lyg nežinodami, mūsų didieji herojai susitinka su rūmų parko apsauga. Pareigūnais, žiūrovai, pareigūnais. Nu, sveiki, jaunuoliai. Žinot, kad negalim gerti viešoje vietoje alaus. Tai nieks čia negeria. Žinot, kad gali turėti bėdų. Gausit baudą. Tai nereikia tos baudos, gal susitarsim kaip man. Va, paniukų turim. Žinot, kad gali turėti bėdų už papirkinėjimą. Tai dar palauk. Palauk. Ne. Bėgam! Antradienis. Ir po trumpos atkarpos bėgimo nuo pareigūnų rungties išaušta kita diena. Tai diena, kai pyliai su Egiu pavasarinis morčius prakalbėjo ir į katytes jie žiūrėti pradėjo. Na, net ne į katytes, o į tigrės visas. Pažiūrėk, kokios skaitytis. Nu gal ir neblogas, tai davai, iškalbinsi. Davai, tu eik. Ne, tai tu eik. Eik, pabūk. Nu davai, va. Eik, Gražuolė, kur ta bačka? rideni. Jūs į save pažiūrėkit. Kas su jumis negali pažiūrėkit, kaip atrodo, kas čia mes kamalai. Nežinau. Žiūrėk, Italija, matai. Adidas. Skudurynas. Mato, Gal tu apatinę pjauni? jūs čia pirkot. Akrę įmiau. Jūs man darot gėdą. Kokią gėdą jūs pačios savo gėdą darot? Ne, Pažiūrėk, nėra kaip ką atrodo. šiaip. Mūsų toliau gerai. Kur toliau? Toliau. Kaip tai Sustok. Kas? Na, Tačiau ne taip reik merginas kalbint, vėlgi, mano myli draugai. Pauliukas su Egiduku prisidirbo. Nereikia taip daryti, negražu. Fu, šūdas, ką? Davai, pareikit, panelę. Nu, kas jums yra, girdė? Davai, eik. Davai, kas yra? Girdė, šokam į vidų, šokam. Žinoma keista, kad merginos visgi važiavo su naujais keleiviais. Akmuo ir jūsų daržą, paneliais. Trečiadienis. Pylė atsikelia ir supranta, kad kažką praleido. Bet ką? Ką? Ne pachmiela. Kažką kitko. Davai, eik į kelkis, egzą pramiegojom. Kas iš to egzą? Davai, kelkis, nu, davai, greičiau. Taigi, nu, tie mokslai, kai mokais negali gerti. Davai, varo, greičiau, davai, eik. Davai, kelkis, nu. Užpis. Todėl mokiniai jūs visi žinot, kad 2014 metais Europos Sąjunga įvyko didžioji ekonominė krizė, kurią sukėlė Šiaurės Korėjos politika. Ko pasiekmėse Lietuvos valstybė neteko 5000 pajamų per metus. O jūs žinot, kad atsiskaitymas šiandien kada. Ir krešamas tai po metą, ką jūs galvoja? Aš sakiau, kad reikėjo anksčiau gelbėtis, ble. Eik, eina mokį viskas. Tikiuks. Tau sakiau, anksčiau reikėjo gelbėtis. Dabar išmes mus iš protkės, kas bus? Taigi, koks skirtumas, nieko tokio.
Kaip tai nieko tokio? Tai taip, nieko tokio, metus pagyvensim, linksmai pagersim, vis tik bus laivai. Aš suprantu, kad nori kažką nuveikti savo gyvenimo, ne tik pripirsti. Tai aš tau sakau, varšė, nusiramink, nes kad aš su tom kalbom apie gyvenimą, tai va čia juokim mane. Praleido žmonės atsiskaitimą, praleido. Vėlgi, mėly žiūrovai, mokytis reikia, o ne alų gerti. Ketvirtadienis. Pylė retai kada pasižiūri į savo L paštą. Tam jis turi mordaknygę, kurioje susirašo, kam snukius daužyt ir kam ne. Tačiau šį kartą laiškas atėjo kiek kitoks nei visit. Gerbiamas Pauliau, dėl praleistų jūsų atsiskaitimų bei netliktų namų darbų norime jums pranešti, jog už pavėluotus ir laiku netliktus daugiau nei 3 darbus jūs esate išmetamas iš jūsų pasirinktos profesijos studijų. Artimiausiu metu atvykite į mūsų skyrių ir pasirašykite išstojimo dokumentus. Pagarbiai, Kauno profesinio rengimo centro direktorius Galpolkas. Egi, susipėsom. Kas ir? Pažiūrėk, laiškas atėjo, mus išmetė iš profkės. Tai? Jo. Tai jo, neskirtumo, užbaigsim kažkada tašulę. Let rimtai, taigi čia mūsų ateitis. Nu ir kas, nusiramink, rytoj tūstas laukia, aš jau sukvietęs visą hebrą. Taip kad, karoči, nusiramini ir vėl jaučiu, susirengam šmutkės, nueinam pasiskolinam iš kažko šaibų ir varom į načnyką. Tai kiek galima gert? Tai tiek ir galima. Penktadienis. Ir pagaliau atėjo šventė į mūsų forsiukų kiemą. Alkoholis vėlėsis laisvai. Pofik tie mokslai, pofik tos bėdos, svarbu alaus būtų užtektinai. Nereikia taip daryti, bet... Ai, nafik aš jūs durnus mokau. Davai pylė kelies varom tūsint visą hebrą jau atvarė. Nusibodo gert, blet. Ką tu čia nusišnekiu, apšė varom ir viskas. Nu tai kiek galima, dieve mano, atsibodo, ar supranti? Bus tų kepenų, visko bus, davai tik tai geriam ir viskas. Mane užkniso sėdėti visą dieną, nieko neveikiant, davai geriam. Zdarau! Nu tai ką, gersim, ne? Nu tai jau. Ir vėl pjankiai prasidės, ir vėl pylė sąžinė tylės. Nu bet kas per debilą, aš nesuprantu, nei bando keistis, nei ką. Šeštadienis. Blaivadienis. Sekmadienis. Ir štai baigėsi mūsų herojų savaitė. Nei Alisos jie rado, nei mokslus pratęsė, tačiau gal bent kažką gero išmoko. Aš tai be reikalų kalbėti nenoriu. O, regis jie atkreipė dėmesį į mane. Negi jūs šventoji dvasia apreiškė. Papuoliai gaidį, varom, viskas. Tau pizda dabar, kurva. Atsibodai su savo paaiškinimais, visokiais sąžinės balsais, viskas, baigės. Bet vaikinai, aš tik padėt bandžiau. Kam tų problemų, ką? Ar man pizda? Einam, pasivažinėsim iškį. Važinėti aš nelabai noriu. Man ir viešasis transportas gerai. Greičiau judi, davai, nesivėlk. Gerai. Čia, baigęs tavo kelias. Davai, sėdi į mašiną, greičiau. Sėdi, davai, į galą. Bet vyrai, nenoriu aš į galą sėsti. Kodėl į galą? Iš visies nenoriu. Pasivažinėsim, ne? Pasivažinėsim biškį. Pajecham. Давай, они мигают.
Ką tu gaidi? Davažiavo, viskas. Turiu nuojautą, kad man jau paskutiniu. Davai. Lys. Na, sąžinės tai nebeliko. Mūsų draugai taip nieko ir neišmoko. Kokia pamoka iš viso to? Neparduok tėvynės dėl lašo degtinės. Mane vežtis ar ne? Viskas, gal kur. Ir suplėsė. Šlaku mane. O tu žiūrėjau, susišlaukti. Orsam, širdis nereikalinga.